Keliaudami į medžioklės vietą stabtelėjome su bičiuliu Aidu šnektelti apie bebrų medžioklės ypatumus. Aš žinau Aidai patį kaip atsakingą medžiotoją, kuris ruošiasi medžioklėje, analizuoja, studijuoja, testuoja ir viską tai darai nuoširdžiai, pasirengęs ir atsakingai. Pasidalink su Tauro Rago žiūrovai savo patirtimi ir rekomendacijomis ar pastebėjimais, kaip reiktų pasirengti tokio medžioklėm ir kaip reiktų elgtis tokių medžioklių metu, kad laimikis būtų užtikrintas, o šūvis būtų atsakingas, saugus ir taiklus. Dainiau, ačiū už tokį pristatymą. Tu kaip visada perlenkei lazdą, pasakei per daug gero apie mane. Gal aš toks ir nesu, bet aš stengiuosi toks. Na, bet dabar pakalbėsim ir tada nuspręsim. Nu, gerai. Tai vienu žodžiu, bebras yra toks gyvūnas. Jis yra gana paslaptingas, gana saugus, sakykime, toks. Jis visą laiką turi šalia savęs, reiškia, pasislėpimo vietą, tai reiškia vanduo. Sakykime, elniai, stirno, šernai, jie dar bėga kažkur, jie neįlys greitai į savo saugią vietą. Jie kažkur turi pabėgti, dar yra laiko jį sumedžioti ir taip toliau. O bebrai jie ką? Bet kokio įtarimo ar pavojaus atveju iš karto po vandeniu ir nebėra jo. Tai va, tai norint jį sumedžioti, pirmiausia, reikia turėti įrangą, reiškia teisingą šautuvą, sakykime, ar tokį, ar kitokį, reiškia iš teisingo atstumo į teisingą vietą. Gerai, detalizuojam. Teisingą šautuvą, suprantu, sakysim, šiuo atveju turbūt dabar, kadangi vėl yra draudimai ir ne prie vandens telkinių medžioti su švino šratais ir taip toliau, tai rinktumėsi ir renkiesi, žinau, kad medžioji su graižtiniu šautuvu. Apie kalibrus. Kalibrai gali būti dvejopi, priklausomai nuo medžiojimo vietos. Čia aš medžiočiau su magnuminė melkaškė. Tai yra Dodovo maras. Taip. Pakankamas yra galingumas šovinio, viskas yra tvarkoj. Ir aš medžioju bebrą visada į galvą, stengiuosi sumedžioti. Tai yra taip, arba pataikiai, arba nuplaukė. Viskas. Ir dėl nuskendimo dar galiu pasakyti tuo pačiu, kol neužmiršau. Jeigu tu pataikai į galvą, reiškia, nu, čia tai mes grubiai kalbu kaip medžiotojas, bet tai laida medžiotoja. Ir vadinasi, jeigu tu pataikai į galvą, tai jis dažniausiai plūduriuoja, sakykime, iš 100... Vandens pasilieka vandens paviršių. Taip, jisai lieka vandens paviršių. Bet po to nugrimsta, turi operatyviai, ne? Aš daeisiu iki to. Tai sakykime, taip, teisingai, nu, velna Dainius viską žino. Tai ką norėjau pasakyti, jeigu pataikai į galvą, tai mano praktikoje, sakykime, yra nugrimzdę iš, sakykime, 100%, maksimum 5%. Maksimum. Tai tą dalyką padarius, pataikius į galvą, jisai lieka ant vandens, plūduriuot. Dažniausiai būna, kad ir nuskęsta. Aš manau, kad ten gal būna iškvėpęs orą, ar kaip ten, aš nežinau, bet būna tokiu atveju, kad nuskęsta. Bet aš visada turiu ir visiems rekomenduoju. Būtinai nusipirkit medžiotojai, įsigykit teleskopinę lazdą. Jinai yra storesnė, ne meškerė, bet yra storesnė. Nu, gal parodysiu vėliau. Reiškia, ir gale tos lazdos prisikonstruokit kablį, trišakį, jūrinį. Patį stambiausia, kokį yra. Ir žvejybinį. Trišakį žvejybinį kablį. Tas kablys, nu, nelabai didelis, bet kiek įmanoma didesnį susiraskit, prisitaisykit gale tos teleskopinės lazdos, ją kai ištemsit, galit laisvai užkabinti. Mano ilgis yra lazdos kažkur apie 5 metrus. Tai praktiškai man bėdų nėra. Ir netgi jeigu nuskęsta, gali įsigriebti. Bet tą kablį negalima paprasčiausiai prisitvirtinti. Jį reikia dar ir atleisti. Tas toks žodis atleisti, tai reiškia pakaitinti ir leisti ramiai. Kad nebūtų kietas metalas. Nes jeigu dugne užkibs už kažko, bus, kad tu tą lazdą gali ir palaidot. Geriau atsilenkia kabliukas, tu įsitrauksi ir vėl užlenksi. Tas būtina yra. Tai va, lazda, šautuvas, graižtintis geriausiai, šūvis į galvą, tolimatis būtinai. Jeigu kanaluose medžiojam, yra vienai, bet jeigu dar atviras vandens telkinys kažkoks yra, tu turi žinoti tiksliai atstumus. Arba aš, sakykime, kai tykau kažkur atsisėdęs ant kėdutės, tai aš visada išsimatuoju atstumus iš anksto visur, kad žinočiau, kokie atstumai, kad galima medžioti. Sektorių metrais. Taip. Ir tu jau žinai, tas krūmas tokio atstumu, ta kerplėša tokio atstumu ir taip toliau. Tai dar norėčiau pasakyti, kad sakykime, reiškia, tu turi pataikyti nedidelį taikinį. Kai bebras
Aišku, geriausia, kai jisai ant kranto. Bet procentaliai labai nedažnai taip įvyksta. Dažniausiai tu jį medžioji plaukiantį ar gulintį ant vandens. Tai reiškia, taip, plūduriuojantį ant vandens. Tai reiškia, galvos dydis yra toks, sakykime, sprindis, priklausomai nuo bebro amžiaus. Tai virš vandens yra va tiek galvos išlindę. Tai čia yra kokie 4 cm, priklausomai nuo bebraus amžiaus dydžio, svorio. Tu turi pataikyti tokį taikinį, nešauti tūrį, patarčiau, nešauti į mentį, kai mes čia medžiojam stambesnius žvėris. Taikykite į galvą. Arba kliuvo, arba nuplaukė. Viskas. Ir lasda. Toliau, žiūronai, aišku, būtinai. Dabar va labai gerai, va šiandien gal bus, aš matau gerai, nes giedra gana, mėnulis beveik pilnatis. Labai gerai matosi ir daug prailgėja mūsų medžioklės laikas. Nes šitas gyvūnas yra nakties gyvūnas. Nes jeigu giedra atsispindi vandens paviršių ir aš puikiai matau. Labai teisingai. Pasirodo, Dainius irgi žino. Reiškia, aš tai visada kaip renkuosi, kad būtų, sakykime, ne prieš medžius, ne čia sėdėčiau, bet susiraščiau tokią vietą, kai mėnulis, kurioje pusėje teka, kad atsispindėtų, reiškia, nuo vandens mėnulis. O pats liktum šviesos lūžio pusėje. Aš sėdėčiau prieš mėnulį, nes mėnulis, kai šviečia, man yra fonas, aš matau. Ir kad nebūtų medžių, nes nuo medžių krenta, kažkaip užtemsta vanduo. Žinau, kad su kamera nufilmuoti neįmanoma, bet jeigu apsisuktum, ten jau pakilęs mėnulis. Taip, viską, žinom, kur sėdėti. Žinom, kur sėdėti šitoj pusėje. Dabar bebrą turim, lasdą, iš tikrųjų pagalbinę priemonę aš irgi naudoju šiek tiek kitaip, tai yra meškerykoti. Irgi galima, taip, aišku, irgi galima. Bet kaip, medžiotojo etika reikalauja ne tik stengtis kuo greičiau, ar ne, užbaigti, sakysim, kad būtų kuo staigesnė gyvūno mirtis, bet ir tas gyvūnas būtų pasiektas, paimtas ir čia to mes ir siekiam, kad turėdamas pagalbinės priemonės, tu galėtum įsitraukti iš kanalo šunis. Puikus pagalbininkas yra šuo, bet ne visi turi puikiai dresuotų šunų šitokio medžioklėm ir antra, šuo turi būti stiprus. Čia šiuo atveju turbūt vokiečių putpelinis šuo Vachtelgundas, nežinau ar tiktų. Na, tarkim, yra kas Drasharus treniruoja, ar čia Sepiko retriverius, kaip šiuo atveju mūsų kolega Petras Adeikis. Taip. Tai sumedžiojau bebrą. Dabar, o pagalvokim apie tai, aš nuėjau 400 metrų ir man reikia grįžti prie automobilio, o bebras sveria 30 kg. Ką galėtum patarti, kaip tą bebrą parsikabenti? Kaimyną kviesti? Ne, aš visą laiką buvau jaunas. Ir galvojau, kad aš ir dabar dar toks esu. Bet vis dėlto metai bėga gana greitai, aišku, norėtume mes visi, kai lėčiau bėgtų. Tai aš susidūriau šiais metais su elnių medžioklėm, kai keliese esame medžiokliai, kitų žvėrių stambių. Reiškia, nusipirkau aš roges. Žvejų rogės vadinasi. Bet nusipirkau tokias... Jos skirtos žuklės įrangai ant ledo, kada žvejai keliauja į... Susikrauna viską. Taip. Ir jeigu jau negali pats grįžti, jį parveža jose. Tai čia juokas. Arba žuvį partempė, va tokį... Teisingai. Tai aš vakar sumedžiau 2 bebrus. Į vieną stambų jis galėjo sverti, nežinau kiek, daug. O kitas šiek tiek, jis buvo kokių 5 metų, aš taip galvoju, antras buvo kokių gal 3 metų. Sunkus. Man parėti reikėjo kažkur apie 200 metrų. Tai nėra toli, bet nugarą. Tai aš tas roges visada vežiojusi mašinos bagažiniai. Nuėjau iki mašinos, nepatingėjau, susidėjau visus savo įrangą, šautuvus, viską. Užsidegiau prožektoriuką ir gražiai su tom rogėm atvažiavau per arimą. Susikrovau viską į tas ir pasitėmiau. Rekomenduoju roges. Aišku, nečiuožia taip kaip sniegu. Sniegu tai iš vis, bet kurį žvėrį galėtum vienas. Taip, nėra apkrovos. Taip, nėra apkrovos. Aš esu su draugu nešęs 30 kg sveriantį bebrą. Ir jis... Tai gerai, kad tiksliau turėjau kuprinėj virvutę, mes jį pasirišom prie kartės, nes iš pradžių panešėm šiaip paėmę su rankom, bet mums reikėjo toli grįžti. Apeiti vieną kanalą iš kitos pusės, tai po to, kai pasirišom, buvo lengviau, bet jeigu būtų taip reikėję partempti, tai tikrai būtų sudėtinga. Ir dar norėčiau dadurti, bebras jis jau sumedžiotas, jis jau negyvas ir jis iš karto atsipalaiduoja, jis pasidaro tąsus. Ir automatiškai dar sunkiau. Anksčiau, kol neturėjau raugučių, tai aš pradėjau praktikuoti. Nusipjaunu ilgą kartį, prisirišu bebrą šiek tiek, per vidurį kartės, pasiimu už kartės ir tempiu.
paskui save. Dabar aš noriu išgirsti vieną, tarkim, pačio nuomonę apie tykojimo vietos pasirinkimą. Tarkim, mes dabar patį, sakysim, Aidai, čia kanalas ar ne, tu turi 500 metrų šito kanalo, kaip tu pasirinksi vietą. Nes visi galvoja, kad užtvanka tai yra pirmoji eilėje ta vieta, kur greičiausiai atplauks bebras. Ne. Tarkim, kokių požymių ieškai ir kaip tu pasirinki tą vietą, kurioje reiktų bebro laukti. Kiekvienoj medžioklėj, kiekvieną žvėrį medžiojant reikia sukurti planą. Bebras labai specifinis dalykas, jį labai sunku sumedžioti, dėl jų masiškai daugėja Lietuvoje. Reiktų, mano akim, ilgiau medžioti ir ten ilgiau ir su priedėliais. Ilgiau tai reiškia terminus. Taip, terminai turėtų būti ilgesni, mano akim žiūrint, nes jų mes niekaip neišmedžiosim. Taip, terminai taip, galbūt galėtų būti peržiūrėti dėl, sakysim, priemonių ir leidimų, tai yra ES direktyvos mums neleidžiančios naudoti šviečiant prožektorių, naudoti priedėlius ir taip toliau. Taip. Tai va, tai norint sumedžiot, reikia gerai sukurti planą, nes yra jį sudėtinga sumedžiot. Ir tuo labiau vasarą, aš pastebėjęs esu, jie tikrai daug labiau plaukioja, daug labiau lipa į krantą, ėda tą pačią žolę ir taip toliau. Aš esu kviečiuose sutikęs daug. Taip, laukiau šernų, jie išlipa į krantą. Puikiausiai. Kviečiais maitinasi. Tai va, ir reikia tą, kaip minėjau, sukurti kažkokį tai planą teisingą. Aš kaip darau? Aš viską pasakoju iš savo praktikos. Aišku, skaitydavau anksčiau, tėvas daug literatūros turėjo, buvo medžiotojas, girininkas ir taip toliau, žiūrėdavau kiek įmanoma visko. Ir ne tą kalbą, ne lietuvių skaitydavau, kai tik išmokau, nes literatūros daug daugiau buvo. Tai ką aš norėjau pasakyti? Sakykim, užtvanka. Čia aš niekur nesėščiau. Bet jeigu, sakykim, va čia yra užtvanka, teka upelis iš tos pusės. Užtvanka. Pirmiausia, apsižiūrėčiau, ar nėra aplinkui namų. Tai reiškia, atskirai kažkokio namo, kai yra žemi krantai, dažniausiai bebrai turi pasistatyti namą, nes nėra kur išsikast ir gali užpilti vanduo. Jie iš karto stato namą. Tai vat, arba ant kranto būna toks namas pastatytas, arba tikras namas, kupstas didžiulis. Tai va, jeigu randu namą, ar tokį, ar anokį, sėdu prie to namo. Netoli. Tik reikia pasirinkti vėjo būtinai kryptį. Nes kad vėjas, sakykime, vienas dalykas, ne į tą pusę pūstų, kur bebrai gali išlysti, bet plus nepūstų į namus. Nes ten yra ventiliacijos. Nes jie uodžia. Taip, uodžia. Ir tikrai rimtai uodžia. Ir vat tie namai turi savo ir ventiliacijos angas visokias ir taip toliau. Ne vieną kartą esu susidūręs, kad jeigu vėjas atrodo į vandenį nepučia, į tą nelenda bebrai. Bijo. Tai va, sėdu prie namo. Ten sakykime, jis aišku išlys iš namo ir dažniausiai, jeigu jau būna atšilę orai ir jeigu, man geriausiai dar pasakysiu tokį dalyką, geriausiai bebrai lenda ir juos intensyviai lenda, juos gerai eina sumedžioti, jeigu visą žiemą būna užšalę, reiškia, vandens telkiniai, būna ledas. Jie tada būna išalkę. Pavasarį tik atsiranda mažiausia properša, jie lenda. Garantuota vieta sulaukti bebro yra properšėlė, viskas. O sakykim, jeigu, kaip šiais metais mažai to ledo buvo, tai jie ramiai plaukia, nesistengia lipti į krantą, nesistengia lysti iš vandens, tai tada reikia prie namelio, kokiu 10 metrų atstumu tenai, vis viena, jis išlindęs iš to namelio, visada iškiša galvą, dažniausiai iškiša galvą apsidairyti. Jis paskui paneria ir plaukia savo kryptimi. Sąlyginis refleksas, maistas žvėrių yra. Tai va, jis plaukia į savo tą maitinimosi vietą. Toks variantas. Jeigu nėra namų, yra tik tai užtvanka ir vadinasi kanalas. Tai prie užtvankos ir dar pasakysiu vieną dalyką, kaip yra dabar įprasta, išardai, sakykime, užtvanką ir tada lauki bebrų, nes jie puls taisyti. Dažniausiai mano praktikoje jie kaip elgiasi, jie pirmiausiai lenda tada vėlai, nes jie yra išgąsdinti, lenda tamsoj, tikrai nesumedžiosi, tu nematysi paprasčiausiai. Viskas. Toliau šitą būna išgąsdinti, o jeigu dar kelis kartus toj vietai kasa ir jeigu dar namą išardo, tai tada jie dumia kuo toliau nuo tos vietos ir dažniausiai nuplaukia tolyn kanalu ar į tą pusę dažniausiai pasroviui ir persikelia bazuotis kitoj vietoj užtvanką. Geriausia būtų, mano akim žiūrint, neardant arba labai nedaug išardžius.
medžiot. Jeigu nėra namų, tai užtvanka ir nuo užtvankos, sakykime, pasižiūri daugmaž, kurioje vietoje gali būti urvai. Ir va čia matosi buvo urvai, sakykime, jeigu čia užtvanka, aš būčiau sėdęs ten kažkur ant kampo toliau. Tik aišku, čia medžiai, čia, mėnulis toj pusėje, tai priešingoje pusėje būčiau sėdęs tenai, tik vėją dar pasirinkęs. Tai yra nuo užtvankos, sakykime, 50 metrų, 80 metrų, 40 metrų, va tokioje vietoje reikia sėsti. Ir būtinai pasižiūrėti, kad kuo mažiau krūmų būtų. Kad galima būtų medžioti vieną pusę, sakykime, jeigu magnuminė, tai vadinasi mažo kalibro magnuminis šautuvas, karabinas, graižtvas, tai vadinasi iki 75 metrų tu gali labai tiksliai šauti. Nedaugiau, ne 100, nes balistika. Kritimas. Iki 75 metrų įsimatuoji ir tokiu atstumu šaudai, kur reikia. Vėjas, pakalbėjom, dabar garsas, vibracijos, vaikščiojimas. Jaučia. Ir stipriai jaučia. Nes tarkim būna kai kurie čia vibruotų. Medžiotojai, aš taip sakau, kadangi susiduriu praktikoje, kai būna, atvažiuoja, tada pradeda analizuoti, tyrinėti vietą. Ne. Turbūt būtų geriau atvažiuoti iš anksto, apsižiūrėti, kurioje vietoje ištykosi ir tada ateiti į konkrečią vietą. Čia yra pasiruošimas. Užlipimas ant namo arba antrą. Mes einam palei kanalą. Tai ir tu, Aidai, nežinai, ir aš nežinau, kurioje vietoje yra urvas. Taip. Teisingai? Dažnai gali. Tai tos vibracijos, jūsų vaikščiojimas. Aš nesakau, kad bebras yra... Aš susidūriau su bebrais, kurie tikrai buvo nebaikštus. Bet tai vėlgi, čia išlyga yra. Antra, bebras greičiausiai pasirodys, bet daug vėliau negu įprasta. Taip, nes jisai įtarimas. Jam įtarimas, kad kažkas buvo įsilauks, kol viskas nurims, ir jeigu aš prasivaikščiojau, tada turėčiau įprastai, sakysim, bebras būtų išplaukęs 18 val. Jisai išplauks apie 21. Dabar 19 val. Dabar 19 val. Tai ką, ačiū už savo nuomonę, patarimus visiems kolegom medžiotojams iš tikro. Ką mes galim palinkėti? Gerų įspūdžių gamtoje, malonių akimirkų, nes pavasarį dabar pas mus, sakysim, ribota yra pasirinkimas. Slankų medžioklių nebeturim ir bebrų medžioklės tapo tam tikra alternatyva ištrūkti į gamtą, pabūti gamtoje, pasimėgauti to pavasario virsmu ir tikrai praleisti puikiai laiką ir tuo pačiu reguliuoti bebrų populiaciją. Taip. Ačiū už pokalbį. Tu kad nešk tą lazdą parodyti. Žinai, ką aš dar noriu pasakyti. Dar noriu pasakyti apie bebrus, tuos senuosius, rimtuosius. Pavyzdžiui, jie, žinok, net po vandeniu tave mato. Jie mato, kad kažkas aplinkoje yra kitaip. Ir, reiškia, tie didieji bebrai, man yra buvę tai praktikoje ne vieną kartą. Mano užduotis būdavo ne sumedžioti bebrą, bet sumedžioti tą konkrečiai bebrą. Ir aš eidavau ant to bebro. Tau ne bet kokio reikia, ne to bebro. Atnešk, parodysim lazdą. Šitą lazdą visi žinomės, galim naudoti bet kokią. Man jinai, aišku, tuo gera, kad, sakykime, reiškia, nereikia reguliuoti. Tai aš visada medžiodavau su tą, žinot, kur nesireguliuoja. Galiu pakelt, taip pasuk, galiu taip pasuk. Jeigu duobė kažkur, tai taip. Sakykime, jeigu sėlinį. Jeigu tykai, tai jau, aišku, pasistatai, kaip turi būti. Ir va ta auksinė lazda, apie kurią aš čia kalbėjau, reiškia, nusipirkau paprastą, čia nereklamuosiu, bet paprastą tvirtą tinklo lazdą. Ne meškerės, ne žvejojimo, bet tinklo. Jinai va turi sudūrimus. Čia aš, aišku, apvyniau šiek tiek siūlų ir suklijavau su šitą klijais. Dėl to ir šitą taip pat padariau, dėl to, kad neįsitrauktų, nes bebrai būna, jie yra sunkus, tvirti. Dar būna, kad šiek tiek leisgyvis gali būti, arba, sakykime, už dugno, kai užkips, paprasčiausiai gali iš sujungimo išsinerti. Tai va, aš dar sutvirtinau, kad neišsinertų. Tai va, ir gali dasiekti gana toli, labai patogu. Būna jų ilgesnių, trumpesnių, čia aš nežinau kiek metrų. 4-5 metrų šitą, kaip minėjau. Ir va, labai svarbus dalykas yra tas kablys, kaip jums sakiau. Čia paprasčiausiai, aišku, gale yra, dabar gal nesuksiu. Nenoriu sukti, nulaužt galiu. Čia paprasčiausiai yra varžtas, sriegis, reiškia, tas varžtas įsisuka, prie to varžto yra privirintas kablys, paprasčiausias, tik būtinai šitas vietas kablio reikia atleisti. Tai ką reiškia, įkaitinį ir duodi ramiai atšalt. Tada jis pasidaro lankstus ir jisai nenulūžta. Jeigu palieki tokį, koks buvo parduotuviai, tai jisai nulūžinės tikrai, garantuotai. Tai va, labai geras dalykas, visiems rekomenduoju. Yra tikrai žvejų parduotuvėse visokiausių tų dalykų, įsirengti pagal savo medžiojimo vietą.
Bet jeigu jūs medžiojat, sakykime, vat kanaluose, labai patogu. Pelkės, kur yra nedidelės, užtvankos, va, viskas tvarkoj. Bet, sakykime, jeigu yra kažkokia tai bala, tvenkinys, prūdas, tai su šitą galima ir nedasiekti. Aišku, ją reikia turėti, bet kaip minėjo vat, kolega Dainius, tai jis turi, reiškia, spinningą, ant galo ten yra kablys, ten yra kažkoks tai plūduras, dar kažkas, galima prisigalvoti daug dalykų. Tai vat, tokius du turint įrankius, jūs bebrą iš bet kur. O jeigu dar turėsit valtį, o jeigu dar lėktuvą, tai iš vis.